Na tai kągi, sveiki visi atvykę į dar vieną pupo sprendimą. Šiandien mes turėsime 2025 bandomąjį patikrinimą. Tai visi, kas rašė šiais metais, kas ne šiais, atsakymų jokių nėra internete. Taigi, turėsit pasikliauti manim ir mano sprendimais. Taigi, ką, aš labai tikiuosi, kad jums šitas video bus informatyvus. Čia yra geriausias būdas, kaip jūs galite mokytis. Jūs prasisprendžiat, pasitikrinat. Boom, čiki, kažką naujo išmokot, kažką naujo pamatėt. Ir jo, tai tikiuosi jums šitas video bus labai informatyvus ir judame į egzaminą. Judame iškart prie pirmos užduoties. Čia mūsų prašo ne n-tojo formulė. Ir mums čia prašo sekos trečiojo nario. Net tai mes matome, kad sekos formulė yra an, yra 2n-1. Tai žiūrėk, tai reiškia a3 bus. Tai vietoj n statom 3, tai reiškia bus tiesiog 2 kart 3 minus 1 ir tai bus 5, ne? Ir pirmą atsakymą jau turime, tai bus tiesiog 5 ir judame toliau, ne? Tikiuosi visiems aišku, kad buvo, ką mes padarėm. Dabar, ne, biškai, zoominautinam ir mūsų prašo pasakyti, kur yra minus x kvadratų funkcijos grafikas, ne? Tai jeigu mes įstatytume pavazais skaičiuotuvą, mes matytume, ne, kad šita funkcija 0 yra 0, tada ant 1 būtų minus 1, ne, 1 kvadratu būtų, su minus tai būtų minus 1 kvadratu, ne, tas pats su minus 1 kvadratu pakėlus irgi būtų tas pats, ne, čia turėtume minus 1, ne, dėl šito minusiukų. Taigi, ne, vėliau turėtume čia minus 4, ne, jeigu čia įstatom skaičius, jeigu skaičiuotuvo, jeigu nieko daugiau nesugalvo, ne, žinotume, kad parabolė eina realiai taip. Taigi labai aiškiai čia matosi atsakymas, kad pas mus bus antras, ne, su šakom į apačią. Ir judame toliau. Ne, dabar mūsų prašo parodyti, kad šitos lygties diskriminatas yra lygus tram 6. Tai mes paprasčiausia pasirašome diskriminato formulę ir tai bus b kvadratu minus 4ac ir įsistatome skaičius. Tai žinom, kad b bus minus 12, tai bus minus 12 kvadratu. Minus 4 kart a, tai bus 1, tai nieko nerašom, kart 2, 7. Ir ką mes turėsime, jeigu mes šitus skaičius paskaičiuosime? Čia turėsime mes 100 kem 4, o čia turbūt turėsime kažkokį skaičių, bet esmė, kad gauname 36, ne? Ir dabar mums reikia įspręsti šitą kvadratinį lygtį. Ir kaip mes tai padarysim? Tai ne, tai tiesiog imsim x1. x2 skaičiuosim ir tai ne, žinom, kad bus minus b plus minus šaknis iš d dalinta iš 2a. Ne, tai jeigu statytume minus 12, tai dar minusas, tai įsiprasina, liekam tik su 12, plus minus šaknis iš diskriminanto, šaknis iš tram 6 bus tiesiog 6, plus minus 6 dalinta iš 2 kart 1, tai bus tiesiog 2. Tai 12 plus 6 dalinta iš 2 bus tiesiog 9. O 12 minus 6 dalinta iš 2 bus 6 dalinta iš 2 ir tai bus tiesiog 3. Good. Ir einame toliau. Dabar mums reikia nustatyti, kuri pora yra šios lygčių sistemos sprendiniai, ne? Tai mes paprasčiausiai, ką galime padaryti, net mums nereikia šitos lygties spręsti, ką mes darom, nes tiesiog paimam, pavyzdžiui, šitą tašką ir žiūrim ar. Ne, pirma eina x, o tada y, tai reiškia 2 minus 5 turėtų būti 3. Bet ar tai yra tiesa? Ne, nes 2 minus 5 būtų minus 3. Tai reiškia, šitas iškart variantas atkrenta. Tada žiūrime toliau, ne? Tai turime 3 ir 6. Tai reiškia, 3 minus 6 bus 3? Ne, tai bus minus 3. A ne, tai irgi šitą iškart atmetam variantą. Tada 5 ir 2. 5 minus 2 lygų 3. Ok, kažką gal turime. Bet tada žiūrim, kad 5 kart 2. Ar tai yra 18? Ne, nes 5 kart 2 žinom, kad yra 10. Tai irgi netinka. Tai mes liekam su šitų variantų ir galim jį patikrinti. 6 minus 3 yra aišku 3 ir 6 kart 3 aišku yra 18. Ne? Tai žymėsime variantą 6 ir 3. Ir judame toliau. Visų pirma, mūsų prašo funkcijas, kai x yra minus 1 reikšmę. Ne? Tai žiūrim, kada x yra lygus minus 1. Tai šitoje vietoje. Ir žiūrim, kokią reikšmę tada įgyja ta funkcija. O kai ateinam, tai yra tiesiog 1. Ne, tai kai
funkcija, funkcijos argumentas yra lygus minus 1, tai basically x. Ne, tai mes turėsime reikšmę 1. Ne, nu, aš manau, kad čia tikrai logiškai suprasti šitą galima ir tikrai. Dabar mums prašo, su kuria reikšmė funkcija yra lygi minus 3. Tai mes žiūrime minus 3. Dabar buvo y. Šies, ne, čia žiūrėjom su x, čia žiūrėjom su y. Ne, ir mums reikia pasakyti, kam tada lygus x. Kokia yra x reikšmė. Tai mes matome minus 3, kad tai yra 5. Ne? Bum. Tai reiškia, kad atsakymas bus tiesiog 5. Ne, ir tada mums reikia didžiausios funkcijos į lygių f nuo x reikšmės. Ne, tai čia mūsų neprašo x. Ne, mūsų prašo reikšmės. O reikšmė dažniausiai yra y. Nu, ne, dažniausiai visada. Tai reiškia, žiūrime, kada y yra didžiausias. Tai matome, kad tai yra 4 ant minus 3. Ne, tai reiškia, atsakymas bus 4. Ne, nes mūsų prašo didžiausios reikšmės. Ne, tiesiog paprasčiausias funkcijos analizavimas. Dabar, su kuria x reikšmė reiškinys 2 minus x dalinta iš x minus 1 neturi prasmės. Tai žiūrėk, funkcija visą laiką neturi prasmės, ne, kai vardiklyje yra 0. Kodėl? Nes jeigu mes pabandysim 5 padalinti iš 0, mes gausime skaičiuotuvę error. Ne, nes mes fiziškai negalime padalinti iš 0. Ne? Pas mūsų matematika nėra ant tiek pažengus, nes mes gautume tiesiog nonsens. Iš 0 dalybė būtų belekoks skaičius. Todėl mes to negalim padaryti. Todėl reiškia, kad x minus 1 negali būti lygu 0. Ne? Ir su ta prasme neturi reikšmės. Ne? Tai reiškia, x nelygus kokiam skaičiui, minus 1 perkeliam kitą pusę, tai x nelygus 1. Nes jeigu turėsime, kad x yra 1, turėsim 1 minus 1. Ir tai bus tiesiog dalyba iš 0. Kas negali būti. Ne? Nu, aš labai visiems savo mokiniams šitą aiškinu, visiems sunkiai daina, bet aš tikiuosi, kad jums daina. Ir mes judame toliau. Dabar, ne, žiūrėkit, jums neduotas yra jums neduota trikampio ploto formulė, ne? Tipo, parodyti, kad plotas yra tiesiog šitas kampas ir dvi kraštinės prie jo. Kam dabar reikia tiesiog padaryti? Žiūrėkit, duotas kampas ir dvi kraštinės prie jo. Tai mes tiesiog pritaikom tą formulę. Vietoj A bus 8, vietoj B bus 6 ir vietoj sinus kampo C bus tiesiog sinus kampo 30. Ne, tai sinus kampo 30 yra tiesiog 1/2. Ne, nu ir dar aišku 1/2 kartą. Pamiršau. Bet jo. Ne, tai bus 1/2 kart 8 kart 6 kart 1/2. Ir ką mes turėsime? Mes turėsime čia 12. Ne, galite patys paskaičiuoti, bet atsakymas turėtų gautis 12. Ir mes judame toliau, ne, kol kas visiškai neatrodo, kad yra kažkokių neaiškių uždavinių. Vėl žiūrim, ne, dabar, žiūrėkit, dabar yra įbrėžtinis ir centrinis kampas, ne. Tai žiūrėkit, centrinis kampas yra basically toks pat kaip lanko dydis, ne. Tai jeigu matome, kad čia yra alfa, tai reiškia alfa kampas, žiūrėkit, yra tiesiog tokio pačio dydžio kaip lankas. Irgi yra 160 laipsnių. Bum, vieną tašką užsidirba. Dabar, kam lygus beta kampas, o beta kampas yra pusė lanko dydžio arba pusė centrinio kampo. Dabar, ne lanko dydis, o šitas įbrėžtinis, manos vadinasi įbrėžtinis kampas ir jis yra ne pusė. Pusė lanko arba centrinio kampo dydžio. Tai reiškia, tiesiog reikia 160 padaryti iš 2. Ir žinosime, kad šitas kampas yra 80. Ne? Nėra sunku, tiesiog atsiminkit šitus du dalykus. Centrinį ir įbrėžtinį kampą. Žinokit, kad įbrėžtinis yra dvigubai mažesnis už centrinį. Ir jo, nieko čia per daug neišmąstysi. Tai dabar žiūrėkite, ne? Mes turime nustatyti smailio kampo didumą, kosinus kampo A yra 0,5. Tai dabar lengviausias būdas, kaip tai padaryti, tai yra tiesiog atsiminti, kad arc kosinus 0,5 ir mes gausime kampą A. Ne? Bet jeigu, pavyzdžiui, to neatsimenat, atsiminkit, kad arc kosinus kart kosinus, ne, kampo A, lygu arc kosinus 0,5. Žinau, kad atrodo dabar labai confusing, kas čia vyksta. Taigi, mes abi pusės padauginam iš to pačio dalyko, ne, nepakeidami taip funkcijos. Ne, bet žinom, kad arc kosinus yra tiesiog kosinus. Minus pirmame, čia turime kosinus. Ne? Kampo A. Tai ką mes realiai darom?
kosinus minus pirmame ir kosinus, ane, mes turim kosinusą nulintuoju laipsnį. Realiai jis įsiprastina. Dėl mes čia turim alfa, o čia dėl to mes turim tipo tą kaip ir ar kosinusą, arba kosinus. Nu, ar kosinus yra realiai tas pats, kas kosinus minus pirmame, ne? Mes realiai turim, kad kampas A ir su kosinus minus pirmame 0,5. Ir jeigu mes statysime tai skaičiuotuvą, mes turėtume 60 laipsnių. Ane, nu irgi, bet lengviausiai yra būdas tiesiog atsimint, kad jeigu mums reikia pasičiuoti kampą, mes visą laiką naudosime kosinusą minus pirmame arba ar kosinus. Kaip jums patogiau. Ir tas pats su sinusu ir tangentu. Gerai. Judame toliau. Ir dabar mūsų prašo kiek kartų keturkampio AB1, B1, C1, D1 kraštinės lygesnės už atitinkamą keturkampio ABCD kraštinės. Tai pasižiūrim, kiek kartų lygesnės to kraštinės ir šito kraštinės. Realiai pažiūrėkime, ne, tai pasižiūrim, ne. Žiūrėkit, yra A1 ir D1, tai žinom, kad AD yra proporcinga A1 ir D1. Tai dabar, ne, žiūrėkit, klausia, kiek kartų keturkampio yra kraštinės didesnės, ne, už atitinkamas ABCD kraštinės, ne, tai gerai, čia gal blogo parašiau, čia turėtų būti A1, D1 iš AD, ne, nu, žinom, panašu, jeigu jie yra panašus, tai jų ir visos kraštinės yra proporcingos. Tai reiškia, kad 18 dalinta iš 9, ne, tai reiškia, bus 2 kartus didesnis. Aš manau, čia viskas labai logiška. Nemanau, kad čia prie šito turėtume mes prisėsti ilgiau. Bet mūsų dabar dar prašo, netyčia išjungta buvo, bet čia 2 kartai. Ir mūsų dar čia prašo keturkampio A1, B1, C1, D1 perimetro. Bet mes žinome, ne, kad jų abiejų perimetrai yra to pačio santykio. Ne, irgi per panašumą atsimenam šitą dalyką. Nu, logiškai, pagalvokit, jeigu 2 kartus padidintume visas kraštinės, tai aišku, kad logiškai, kad ir perimetras būtų dvigubai didesnis. Ne, nes visas kraštinės mes padvigubai. Tai reiškia, kad perimetrų santykis yra 2. Tai jeigu žinom, kad ABCD perimetras yra 23, tai PA1, B1, C1, D1 bus tiesiog 2 kart 2, 3. Ir tai yra kem 6. Ne, Pupas kažkaip rašo, kad čia yra blogas atsakymas, bet aš esu 99% įsitikinęs, kad čia turėtų būti geras atsakymas, nes joks kitoks atsakymas neveikintų sens, tai ką žinau, bet jo, basically, man rodo, čia sistemos klaida. Ok, šį dabar pamūvinu užduotį ir mums čia reikia dabar tiesiog išnagrinėti diagramą, ne, taigi čia yra duomenys surašyti lentelėje ir čia atrodo, kad labai nejasta užduotis, bet iš tiesų žiūrėkit, čia pažiūrėkit, kai žaistų minučių skaičius 2, tai pelnytų taškų taškas 1, ne? Kai 5 žaidė, tai pelnytų taškų 3. Tai dabar, jeigu žaidė, žiūrim, kas kitas eiliai, 13 minučių, kiek jis pelnė taškų? 5. Ne, tai reiškia, kad čia rašysim 13. Ne, čia tiesiog, aš nežinau, čia reikia būti labai durnu, kad nepadaryti šitą užduotį. Tikiuosi neišeisiu su auditorijos, nes esat, manau, daugumai jūs spartingi. Ir tada, jeigu žiūrėsime toliau, 17, ne 11, dabar, ne, aišku, piški confusing, kad čia yra 22 kartus, tai dabar kurį pasirinkti, bet žiūrėk, čia yra parašyta, kad vienas yra pelnęs 8 taškus. Tai mums logiškai reikės to, kuris pelnė kitas taškų sumą, ir jeigu pažiūrėtume į grafiką, tai būtų 6 taškai, taigi čia rašytume 6. Ir mes šitą uždavinį išsprendėme. Ok, dabar mes turime kvadratinę nelygybę ir mums reikia parašyti, ane, koks yra čia laukelis, ane. Čia beiskiai klausia mūsų, ar turėtų būti daugiau arba mažiau, ane. Ir dabar žiūrėkit, mes žinom, kad šita nelygybė turi būti daugiau už 0. Ne, tai reiškia, kada šita nelygybė bus daugiau už 0, kai šitas bus teigiamas ir šitas bus teigiamas, ane, nes tada turėsim 2 teigiamus skaičius sudauginus ir turėsime, aišku, teigiamą rezultatą, arba jeigu čia bus neigiamas rezultatas ir čia bus neigiamas rezultatas. Labai logiška. Jeigu abudu šitie rezultatai yra neigiami, tai jeigu sudauginsime -1 su -2, aišku, kad mes turėsime tiesiog 2, ane? Tai dabar, jeigu žinome, kad x-5 yra daugiau už 0, tai logiška, kas? Aišku, kad x plus 4 būtų irgi daugiau už 0, ane? Jeigu vienas būtų daugiau, o kitas mažiau už 0, nu pavyzdžiui, būtų 2 kart -3, tai mes turėtume -6, mes turėtume neigiamą rezultatą, ne? Mums reikia, kad abudu būtų teigiami, 2 kart 3 pavyzdžiui.
Ir tai bus 6. Ir čia identiška situacija, nu tai aišku, vietoj šito kvadračiuko rašytume daugiau. O čia kitokia situacija, čia žinom, kad x plus 4 yra mažiau už 0. Tai reiškia, ir x minus 5 turi būti mažiau už 0. Taigi čia rašysime ženklą mažiau. Ir dabar mums reikia pasakyti, kada išsprendžiama šita lygybė kvadratiniu būdu. Ne? Tai žiūrėk, mes žinom, kad jos sprendiniai yra kokie. Ne? Tai reiškia x minus 5, x plus 4 turėtų būti lygų 0. Tai sprendiniai yra 5 ir minus 4. Ne? Nuo šitos lygties. Ne? Tai reiškia, kad ant minus 4 jinai pereina per 0 ir ant 5. Ne? Dabar matome, kad šakos eina į viršų. Čia bus minus 4, čia minus, o čia 5. Ne? Ne paprasti rutuliukai, nes turime daugiau, o ne daugiau arba lygų. Ne? Dabar mums reikia paklausyti, kada mūsų daugiau. Tai mes žiūrėkit, mes matom aiškiai, kad šakos yra va čia. Daugiau už 0. Tai koks jie sprendimai? Aišku, kad bus nuo begalybės iki minus 4 ir nuo 5 iki begalybės. Tai bus šitas mūsų atsakymas. Alright. Gerai. Judame toliau. Dabar 3000 eurų paramos fondą padalino santykių 3:2:1. Ne? Dabar žiūrėk, į kiek iš viso dalių padalino. Ne? Mums reikia apskaičiuoti, kiek atiteko paramos fondui maži sparneliai. Ne, tai žiūrėk, kiek iš viso padalino dalių. Žiūrėk, 3, 2 ir 1. Tai iš viso 3 plus 2 plus 1 bus 6 dalis. Ne? Tai reiškia, mes galim paskaičiuoti, kiek yra verta viena dalis. Tai reiškia, tai bus tiesiog 3000 dalinta iš 6. Ne? O tai būtų 500. Ne? Tai dabar žiūrėk. Žinom, kad viena pusė gavo 3/6, ta gavo 2/6 ir kita 1/6. Ne? Tai mes žinom, kiek yra, čia yra 1/6 dalis. Ne? Nu, žiūrėk. Ne? Logiškai. Ne? Čia santykis tokių padalino. Mes žinom, kad 1/6 yra 500 eurų. Ne? Tai dabar kiek bus? 2/6, tai tiesiog 500 kartų. Ne? Nu, logiškai. Tai reiškia, mažiai sparneliai gavo 1000 eurų. Nu, aš manau, kad čia logiškai galima suprasti šitą uždavinį. Tipo, čia labai per daug nepaaiškinti jos su kažkom formulėm. Aš manau, čia labiau tiesiog eina logika šitas uždavinys. Ir pagal mane jisai nėra kažkas tokio. Tai aš manau, galime eiti toliau. Ir jo, jeigu nesuprantat, tai visai bandykit mane pagauti komentaruose, aš mielai jums atsakysiu. Ir dabar, žiūrėkite, nu žinom, kad įgavo 8000, likusius 5000 eurų, žinai, 3 metam padėjo į banką sėkmė, kur moka 4% sudėtinių palūkanų. Mums reikia pasižiūrėti, kokia suma bus grąžinus sėkmės banko sąskaitoje po 3 metų. Dabar atsimenam sudėtinių palūkanų formulę, tai yra S0 kart 1 plus P dalinta iš 100 kart N. Tai žiūrėkite, N bus pas mus metai. Tai žinom, kad po 3 metų, tai reiškia, pas mus N bus 3. Dabar 4% sudėtinių palūkanų, čia rašoma 4. Na, čia pliusas, minusas, bet kadangi mes žinom, kad įgauna sudėtinės palūkanas, tai reiškia, kad jai auga tas portfelis. Ne, tai todėl čia turėsime pliusą, o ne minusą. Ir dabar S0, tai bus pradinė mūsų suma ir mes žinom, kad tai yra 5000. Tai mums viską reikia padaryti tiesiog sustatyti viską į formulę. Tai bus 5000 kart 1 plus 4 dalinta iš 100 pakelta trečiuoju. Ir tai būtų 5624 ir 32 centai. Ne, nu jeigu visą šitą tiesiog skaičiuodame, statot skaičiuotuvą ir ramybėlę. Judame toliau. Ok, dabar mums reikia parodyti, kad x yra lygus 5. Mes čia turime liestinę TS ir liestinę TV. Dabar ką mes žinome apie liestinės? Ogi labai paprastai, mes žinome, kad iš vieno taško gali būti 2 liestinės, su apskaitimu, ir mes žinome, kad jos abie yra lygus. Tai mums taip reikėtų paminėti, kad TS lygų TV, nes tai liestinės iš vieno taško.
Ir tada mes galim padaryti, tai mes jau galim paskaičiuoti, kad 12 yra 2x plus 2, ane? Tai reiškia, ane, x bus, 2x bus 12 minus 2, tai bus 10, ir x reiškia bus lygu 5, ane? Nerodysiu. Paprasčiausias algebra daryti, ane? Ir dabar mums reikia paskaičiuoti OT, ane? Tai OT, tai žiūrėkit, mes dabar žinome, kad TC yra status TCO. Kodėl? Nes liestinės lietimosi taškas su spinduliu, skaitimo spinduliu. Apskritimo spinduliu. Žiūriu, kad, tipo ekranė matytus. Spindulius sudaro statų kampą. Kitais žodžiais, tai kad TC yra statu SO. Ir tai žinodami mes labai nesunkiai galim paskaičiuoti TO. Ne, tai reiškia TO kvadratu bus tiesiog SO kvadratu plus TC kvadratu. Tai reiškia, TO bus tiesiog šaknis iš 5 kvadratų, x yra 5, čia 2x plus 2, tai žinom, kad čia yra 12 kvadratų, ir jeigu mes ištrausime šaknį iš viso šito, mes gausime 13. Ir dar vienas uždavinys įspręstas ir judame toliau. Dabar mums reikia suprastinti šį reiškinuką. Ne, tai ką aš jums siūlyčiau padaryti? Tai visų pirma, žiūrėk, čia yra 2x minus 3, čia yra 4x minus 6. Ką aš jums siūlyčiau padaryti, tai juos subendravardiklinti, nes matome mes čia minus. Tai jeigu mes šitą padaugintume iš 2, mes turėtume čia, kad būtų 4x minus 6. Ne? Prastinimas geriausias būdas išmokti, tiesiog bandykit daug prastinti. Ne? Tipo, yra dafiga uždavinių, tiesiog matykit, tada matysit tuos patternus visokius ir tada galėsit realiai paskaičiuoti viską. Tai žiūrėkit, ką mes čia turim? Tai mes čia turim 4x, ne? 4x, tada minus 2x, minus 3, ne, nes čia minusiukas, tai abudu šitie eina su minusu, dalinta iš 4x minus 6, ne, mes bendrą vardiklinam. Dabar žiūrėkit, ką mes turim, 4x minus 2x minus 3, tai ką mes čia turėsim, 2x minus 3, dalinta iš 4x minus 6. Ir dabar žiūrim, ne, 2x minus 3, ne, žiūrėkit, čia yra 4x minus 6, kažkas jums atrodo, kad galėčiau čia įsprasinti? Teisingai, ne, jeigu mes žiūrėkime, mes čia turėtume, paliktume viršų, čia neišskraltume 2, ką mes čia turėtume, mes čia turėtume 2x minus 3, ne? Čia 2x minus 3, čia 2x minus 3, viskas įsiprastina ir mes turim, kad tai yra tiesiog 1/2. Ir 3 taškai jums taip nesunkiau uždirbti. Bum, judame toliau. Dabar mums reikia pasakyti mūsų b. Mes žinom, kad funkcijos reikšmė yra lygi 2, kad argumentų reikšmė lygi 6. Čia taip lengva. Čia reiškia, kad f nuo 2 realiai yra pasakiau tai lengva ir padariau klaidą. F nuo 6, kai argumentų reikšmė bus lygu 2. Tai reiškia, kad jeigu 2 yra tiesiog 3 kart 6 plus b. Tai reiškia, b bus 2 minus 3 kart 6, 18, ir reiškia, kad b yra minus 16, ne? Dar vienas uždavinys įspręstas. Judame toliau. Ir dabar mes turime pažymėti dvi funkcijas, kur galėtų būti paveiksle parabolė. Tai žiūrėkit, dabar ką mes matome, tai yra dvi formulės turbūt bus susijusios, tai viena su nuliais, tai matome, kad abu nuliai yra ant minuso. Ir mes matome viršūnę, kad yra apačioj trečiajam ketvirtį. Ne? Tai reiškia ir šitas neigiamas, ir šitas neigiamas. Tai žiūrėkit, dabar yra formulė a kart x minus x1 kart x minus x2. Turbūt visiems matyta formulė. x1 ir x2 yra sprendiniai. Tai reiškia, mums abu čia tie sprendiniai turi būti neigiami. Dabar kodėl tai yra? Čia, nes matome, kai x lygus 0, tai ant ašies čia yra 2 sprendiniukai.
ne? Tai reiškia, čia turėtų būti, jeigu čia būtų neigiamas skaičius, tai turėtų būti plus x1, ne? X plus x1, x plus x2. Ne? Tai čia, žiūrėkit, čia esmė, ką aš tu noriu pasakyti, kad čia turėtų būti 2 teigiamus skaičiai. Ir žiūrėkit, dabar šakos į viršų, tai žiūrėkit, šitas kodėl atkrenta, nes čia yra minusiukas. Tai jeigu yra minusas, tai reiškia, šakos turėtų eiti į apačią. Neatsiminkit, nes čia yra A. A parodo mums, ar jie eina į viršų, ar į apačią. Ir mūsų jums greit parodo. Tai šitas šiaip tiktų, nes ne, būtų sprendiniai būtų -8 ir -4, bet kadangi čia yra minusas, tai šitą atmetam. Tada, žiūrėkit, yra identiškas, bet čia jau su pliusu. Tai žiūrėkit, vienas atsakymus bus tikrai šitas, ne pagal šitą formulę. Nes jeigu čia yra vienas sprendinys -4 ir -8, ne, 2 skaičiai, ant kurių šita lygtis yra lygi 0. Viskas labai tinka. Ne, nes yra čia, pavyzdžiui, -4, čia -8 galėtų būti. Tai šitas irgi netinka, nes šitą sprendiniai būtų 4 ir 8. Šitą atmetam. Ne, dabar žinom kitą lygtį. O kokia yra kitoji lygtis? Taigi, kitoji lygtis yra tiesiog. A x minus x viršūnės kvadratu plus y viršūnės. Čia nežinau, ar esate šitą matę, turbūt esate matę, bet primiršę. Tai šita irgi formulė yra svarbi. Ir visai dažnai pasitaiko. Taigi žiūrime, ne? Mes žinom, kad viršūnė pas mus yra neigiama. Ne, tai reiškia, kad čia turėtų būti koks ženklas? Ne, taip pat. Jeigu čia buvo neigiama, tai čia turėtų būti pliusas, tai čia irgi turėtų būti plius. Tai žiūrėkit, dabar čia žiūrim minusas, bum. Jau iš karto būdai išprasino, mes likom su vienu variantu, ne? Ir, viskas atitinka, A yra teigiamas, ne? Čia yra viršūnė, kad ir -3 ir y yra -1, tai reiškia, kad, viršūnė yra -1. Viskas atitinka pas mus grafiką, taigi turime antrą variantą, tai teisingai yra x plus 3 kvadratu -1 ir x plus 4 kart x plus 8. Ir mes judame toliau. Ir ką mes čia dabar turime, o mums reikia pasakyti, kad šita lygtis turi tik vieną sprendinį. Ne, tai žiūrėkit, kad vienas sprendinis turėtų, čia turėtų kažkas įsiprastyti. Šitas su šitu, ne, arba su šitu, bet x minus 5 ir x plus 2 tikrai nesiprastyti. Tik dabar, kada turėtų vieną sprendinį, jeigu čia būtų, įsivaizduokit, čia labai nesunkus uždavinys, bet čia reikia pagauti, ko mūsų nori. Žiūrėkit, jeigu lygi 0, tai žiūrėkit, jeigu šitas bus lygus 0, x minus 5, x minus a turi būti lygų 0, ir tai žiūrėkit, ir x minus 5 nelygų 0. Tai jeigu mes norim vieno sprendinio, tai reiškia, kad pas mus a koks turi būti. Aš tikiuosi jūs atspėjat, tai 5. Dabar kodėl? Nežiūrėkit, jeigu turėsim x plus 2 kart x minus 5, dalinta iš x minus 5, tai jeigu mes turėsim sprendinius čia minus 2, 5, bet mes žinom, kad x minus 5 negali būti lygų 0, ne, apibrėžimo sritis. Ne, ir ką mes iš to galim išpešti, kad x nelygų 5, ne, tai reiškia, kad arba šitie tiesiog įsiprastina, arba mes žinom tiesiog, kad šita lygtis turi tik vieną sprendinį, nes 5 negali būti sprendinys. Bum, šitai dalykai įsprendėm. Judame toliau. Dabar einame. Mums nereikia pasakyti, duoti pirmieji 3 figūros 3 sekos nariai. Mums reikia parašyti tiesiog formulę n-toje. Dabar žiūrėkit. Matome, čia yra kiekvienas po vieną kvadratėlį vis tai. Ne, apačioj. O dabar kaip kinta šitie kvadratėlį. Ne, eina nuo 1, čia 4, čia 9. Ir ką mes galim čia pamatyti, kad čia yra 1 kvadračiukas, čia yra 2, čia yra 3. Čia yra 1 kart 1, 2 kart 2, 3 kart 3. Turbūt kitas bus 4 kart 4, ne? Tada 5 kart 5. Ne? Tai žiūrėkit, ką mes matome? Tai žiūrėkit, visą laiką čia lieka vienas kvadračiukas. Tai mes rašome 1. O dabar kaip čia didėja? Tai žiūrėkit, 1, 2 kart 2, 3 kart 3. Tai reiškia, čia bus tiesiog n kvadratu. Ne, nu žiūrėkit, 1 kart 1. Nu, 1 kvadratu būtų tiesiog 1. Tai 1 plus 1 būtų 2. Ne? Tada 1 plus 2 kart 2, tai būtų 5. Ne? Žiūrim, 5 langelį. Tada 1 plus 3 kart 3, tai bus 10. Ne? Irgi, matome čia 10 langelį. Tai
uždavinys įspręstas, jums tiesiog reikia pamatyti. Ne? Nu, aš jums negaliu išaiškinti, kaip reikia pamatyti, bet jūs tiesiog turit pamatyti. Ir niekas jums tipo nepadės. Aš manau, tiesiog čia dėlį žiūri jūsų logiką. Ne? Ir jūs galite pamatyti seką ar negalite. Bet, nu, kaip matot, nieko čia nėra sunkaus. Mano manos čia visai gerą paaiškinimą pakūkinau. Gerai, judam toliau. Dabar man reikia pasakyti, kiek procentų druskos dabar yra tarpale. Tai žiūrėkit. Pirma yra, kad yra 4 litrų 8 procentų druskos tirpalas. Ne? Ir dabar mes išpylėm 1 litrą. Tai ar druskos koncentracija nepasikeitė? Nepasikeitė, nes mes išpylėm tirpą. Ne? Pagavom. Tai reiškia, pas mus dabar po minus 1 litras mes turėsime 3 litrus, bet mūsų koncentracija druskos nepasikeitė, nes mes išpylėm tiek pat ir druskos. Ne? Tai dabar mes įpylėm 2 litrus gėlo vandens. Tai logiškai, jeigu mes pilsim daugiau gėlo vandens, pas mus druskos liks mažiau. Ane, tipo, druskos kiekis liks toks pat, ane, bet bendroj vietoj, nes kadangi mes turėsim 2 litrus dar gėlo vandens, tai koncentracijos bus mažesnė. Tai žiūrėkit, ką mums reikia padaryti? Tai žiūrėkit, mums reikia paskaičiuoti visų pirma, kiek, jeigu 3 litrai yra 100%, tai kiek yra 8 procentai druskos. Ane, tai būtų x litrų. Ir dabar mes tai paskaičiavę, tai sudarytume proporciją 3 iš x lygu 108, tai reiškia x tiesiog bus 3 kart 8 dalinti 100 ir tai bus 0,24. Ne? Tai reiškia, kad druskos yra 0,24 litro. Tai žiūrėkit, dabar mes pylėm 2 litrus vandens. Tai reiškia, mes dabar turėsim 5 litrus. Ne? Ir tai bus 100%. O druskos mes žinom, kad yra 0,24 litro, ne? Nes jos nepasikeitė kiekis. Ne? Šitas labai svarbu suprasti. Ne? Ir jos mums reikia paskaičiuoti, koks yra jos procentas. Ne? Kiek procentų druskos yra tirpale. Mes sudarom proporciją. 5 dalinta iš 2 0,24 yra tiesiog 100 iš x. Tai reiškia, x bus tiesiog 100 kart 0,24 dalinta iš 5. Ir ką mes gauname? Ogi mes gauname tiesiog 4,8, jeigu viską gerai paskaičiuojame. Ir dar vienas uždavinys įspręstas ir Maros čia viską gerai mes įsiaiškiname. Gerai, dabar mūsų prašo pateiktais duomenimis apskaičiuoti perimetrą. Ne, tai vėl, žiūrėkit, atsimenam liestinių savybės, tas pačias. Taip, tas pačias. Tai žiūrėkit, jeigu čia yra liestinė, žiūrėkit, žinom, kad čia yra vienodas ilgis. Matom, čia yra liestinė iš šito taško, šitų ir šitų taškų. Tai jos yra lygios. Tai matome, kad AL yra lygiai KA. Tai čia bus irgi 13. Tada čia, žiūrėkit, čia vėl liestinė yra. Čia yra 13. Ne? Bum. Žiūrėkit, visiškai identiška situacija yra čia. Matot? Bum, bum. Čia yra liestinė. 6. Reiškia, ir čia 6. Tada matome, kad šitas yra lygus šitam. Tai čia irgi 6. Ir tada BM lygu CM, nes irgi liestinė, tai va atspėjot. Čia irgi, tai jeigu mums reikės paskaičiuoti perimetrą, tai perimetras bus 6 kart 4 plus 13 kart 4, ne? Bum. Man rodos vėl kažko kosminio nėra tikrai. Ir jeigu mes visą šitą paskaičiuotume, mes turėtume greit įsitraukus skaičiuotuvą. Ir mes turėtume 76. Gerai. Judame toliau. 22 uždavinys, ne? Mums reikia paskaičiuoti, kiek yra kosinus kampo A plus sinus kampo B. Dabar mes matome 2 trikampį. Čia matome statųjį trikampį. Kokį čia turime trikampį. Kokį čia turime 3, 3, 3. Tai reiškia, turim lygiai kraštį trikampį. Dabar žiūrėkit. Kaip mes paskaičiuosim sinus kampo B. Ne, čia atsiminsim tiesiog santykį. Ne? Sinus kampo B yra santykis kraštinis priešais kampą ir įžambinės. Tai reiškia, tai bus tiesiog 3 dalinta iš 5 arba 0,6.
O dabar kam lygus kosinus kampo alfa? Tai ar mes galim pasakyti, koks yra alfa kampas? Tai aišku, kad galime. Ir kam jis yra lygus? Labai paprastai. Žiūrėk, čia jeigu lygiakraštis trikampis, tai jo ir kraštinės lygos, ir kampai lygus. Tai reiškia, jeigu trikampis turi 180 laipsnių, tai tai aišku, dalinsime po 3 kampus po lygiai ir mes turėsime 60 laipsnių. Ne? Tai reiškia, kad kosinus mums reikia paskaičiuoti 60. Ir jau prieš tai turėjom užduotį ir žinome, kad kosinus 60 yra tiesiog 0,5. Ne? Tai reiškia, kosinus alfa plus sinus beta būtų tiesiog 0,6 plus 0,5. Ir tai būtų 1,1. Sakymas 1,1. Žiava, judame toliau. Ką, nebedaug liko. Dabar mums reikia pasakyti kampo A tangentą. Dabar tangentas, atsimenam, nematom, čia nėra stačiojo trikampio, bet tangentas yra dviejų statinių santykis. Ne? Vieno priešais ir vieno po. Tai mums reikia šito kampo. By any chance, ar mes galim kažkur nusibrėžti trikampį? Labai geras klausimas. Mums reikia stataus. Tiksliai stataus trikampį. Tai žiūrėkite, jeigu mes čia dasibrėžtume šitą brėžinuką, mes čia pamatytume labai gražų statų trikampį. Važiuokit, tai kampas A yra santykis, tangentas kampo A, yra santykis kraštinės statinio priešais, matome statinio priešais yra ilgis 2 ir statinio prie. Tai būtų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tai reiškia būtų 2 iš 8 ir tai yra kas tiesiog 0,25. Tai atsakymas yra kampo A tangentas yra 0,25. Dar vienas žaidinis išspręstas, mes jau čia tiesiog speedrunam šitą pupą. Ir žiūrime toliau, ne? Naudodamės į brėžinio patiktais duomenys, užsičiuokite trikampio ACK plotą. Ne, tai mums čia dabar reikės panaudoti pusiaukraštinių savybės. Tai mes žinome, kad pusiaukraštinė AK ir KM, pusiaukraštinės sankirtos taške, pusiaukraštinės dalina save į dvi, kaip ir, atkarpos, kraštinės, kurių santykis yra 2 prie 1. Ne? Tai šita yra dvigubai didesnė už šitą. Pažiūrėkit, mes jeigu žinom visą pusiaukraštinę, kad yra AM, o mums reikia AK, ne? Norim paskaičiuoti stačiojo trikampio plotą, tai mums nereikia abiejų statinių. Ne? Tai žiūrėkit, dabar ką mes turim padaryti. Tai koks yra santykis AK su AM. Ne, tai jeigu AK yra, išsukama yra 2 prie 1, tai žiūrėkit. Gali tiesiog iškalti, ne? Aš pasakysiu iš karto, kad tai yra 2/3. Dabar iš kur tai gaunasi, tai žiūrėkit. AM yra tiesiog AK plus KM. Ne? AK dalyta iš AK plus KM. Dabar žinome, kad KM yra AK dalinta iš 2, ne? Iš čia gauname, ne? KM į viršų, AK 2 į apačią. Tai reiškia, kad AK dalinta iš AK plus AK dalinta iš 2 turėtų būti kiek? 2/3. Mes nežinom. Gerai, skaičiuojam tada. Tai reiškia, AK plus AK dalinta iš 2 bus tiesiog AK dalinta, čia bus kiek? 1,5. Tai AK įsiprastina ir mes turim, kad tai yra 1 dalinta iš 1,5. Ir jeigu tai paskaičiuotume, tai yra tiesiog 2/3. Tai iš to mes gauname šitą santykį. Tai reiškia, kad jeigu AM yra 12, tai AK bus kam lygu? 2/3 kart 12. Ir tai bus, ogi, ne kas kito, kaip 8. Ne? Identiška situacija su CN, tai jeigu mums reikia CK, tai dabar aš jau paaiškinau, iš kur mes gauname santykį tą, tai CK iš CN bus tiesiog santykis vėl 2 prie 3. Tai reiškia, CK bus kas? 2/3 kart 9 ir tai bus tiesiog 6. Tai reiškia, trikampio ACK plotas bus tiesiog 9 kart, ne 9, 8 kart 6 dalinta iš 2. Ne, ir ką mes turėsime? Mes turėsime 24 metrus. Ne, biškai sunkesnis uždavinys, bet hold on guys, nebedaug liko. Mes einame į paskutinius 6 likusius uždavinius. Ok, ne, dabar žiūrėkime, mums reikia paskaičiuoti atstumą nuo taško L iki taško U. Mes žinom, kad LP yra 7,5, PU yra 60,
kampas, šitas kampas yra 2-1. Ne? Čia 3 taškai, aš nežinau už ką, TBH. Tipo, žiūrėkit, ką mums reikia padaryti, čia mes galim sužinoti šitą kampą. LPU, ane, jis yra 159, ane, kaip mes paskaičiuojame, 180 minus 2-1. 159, ane. Ir žiūrėkit, paprasčiausiai tiesiog pritaikom kosinusų teoremą. Žiūrėkit, mes turim 2 kraštinės ir kampą tarp jų. Tai reiškia, LU kvadratu bus tiesiog LP kvadratu plus PU kvadratu minus 2 kart LP kart PU kart kosinus, ane, kampo LPU. Ne, dabar jeigu viską surašytume, ištrauktume šaknį, tai bus LU, tiesiog šaknis, ane, iš 75 kvadratų plus 60 kvadratų minus 2 kart 60 kart 75 kart kosinus 159, ane, bum. Ir dabar jeigu visą mes šitą suskaičiuotume, mes turėtume 133, ane, apytiksliai, ane, kadangi mums reikia suapvalinti iki sveiko skaičiaus, mes gautume šiaip, 132,76, bet viską suapvalinam, mes iki 133. Sorry už raštą, bet jo, tai, tipo, kosinus teoremą pritaikom ir uždavinys lengvai sprendžiamas. Ok, tai šitas, mano nuomonė, yra sunkiausias uždavinys visam. Ne, galima atspėti, bet pagal mane jisai yra tikrai sunkus. Ir čia reikia mums prisiminti vieną pasikurčinių savybę. Tai reiškia, kad AB dalinta iš BD yra tas pats, kas AC dalinta iš DC. Dabar, ką mums reikia prisiminti, žiūrėkit, mums reikia plotų ABC ploto santykio su ADC. Ne? Tai žiūrėkit, šito trikampio ir šito trikampio. Dabar žiūrėkit, tai vieno trikampio plotą, žiūrėkit, mums čia, aš jums išpolinčiu iš karto, bet čia mums realiai reikės aukštinės, ne? Žiūrėkit, mes brėžiam čia aukštinę, žiūrėkit, šito trikampio, ne, yra, tiesiog, plotas tai bus BC, tipo 1/2, BC kart aukštinė, tai mes pavadinsim AE, ne? AE. O trikampio šito ADC, žiūrėkit, matome, čia bukas kampas yra, bet čia irgi, ne, aukštinė eitų, žiūrėkit, irgi šito taško eitų čia ir čia, ne, į pratesimą, šitos kraštinės DC. Tai, žiūrėkit, tiesiog reikia atsiminti, kad šito plotas būtų irgi toks pat, tai būtų tiesiog 1/2 kart DC kart AE, ne? Tai žiūrėkit, AE įsiprastina ir mes žinom, kad tai yra tiesiog, tai šitų plotų santykis yra tiesiog BC iš DC. Dabar mums reikia paskaičiuoti, kokia dalis BC yra DC. Ir mes tai gausime per šitą pusiaukraštinių savybę. Ne? Tai dabar, žiūrėkit, tai mes galim paskaičiuoti, kam yra tiesiog lygu DC. Žiūrėkit, DC yra tiesiog BD, ne, kart AC dalinta iš AB. Tai bus reiškia 4/3 BD. Ne? O žinome, kad BC yra tiesiog DC plus BD. O BD yra 4/3, DC yra 4/3 BD, tai reiškia, turim, kad čia yra 4/3 BD plus BD. Ne? Ir jeigu šitus sudedam, mes ką gausim? 7, ne, 3 BD. Ne? Ir ką mes iš to gauname? Tai reiškia, kad ne, tai dabar nesusiparinam, ne? Tai žiūrėkit, tai DC yra 4/3 BD. Tai žiūrėkit, tai BC iš DC bus kaip? Tai bus 7/3 BD. Dalinta iš, ne, DC tai bus 4/3 BD. Tai ką mes čia matome, kad BD įsiprastina ir mes turim 7/3 iš 4/3. Ir jeigu mes šitą padalintume, ne, galima skaičiuotų, kaip padaryti, tai mes gautume 7/4. Tai uždavinys tikrai confusing, bet
čia yra lengviausias sprendimas, kurį aš sugalvojau. Aš esu tikras, kad jūs daugumą jo nepagausit, bet nesigilinkit, ne? Žiūrėkit, dar yra, kiek yra iš viso taškų 50, manos, ar kiek ten, tai dar yra kem 9 taškai jums pasiimtis. Tai neužsiciklinkit ant vieno taško, tipo uždavinio, nes, tipo, visai bus sunkių uždavinių, kuriuos reikia, tipo, momentę pagauti, nes, tipo, ne visada pagausit. Jūs nesiparinkit, jeigu šito nesupratot, tai žinokit, jūs nesat kukt, tipo, viskas gerai. Gerai, dabar žiūrim toliau, ne? Mums čia reikia parodyti, kuri iš pateiktų lygčių yra šios tiesės lygtis, ne? Aš neskaitysiu visos šitos informacijos, galite patys ją perskaityti. Ir dabar žiūrėkit. Ne, mes žinom, kad lygtis yra šiaip ax plus b, ne? Tai žiūrėkit, ką mums nurodo a? Tai a mums nurodo, ar funkcija eina į viršų ar į apačią. Tai čia jeigu su pliusu, tai į viršų, jeigu su minusu, tai eina į apačią. Ir mums parodo jos greitį. Ne, tai šiuo atveju mums greičio nereikės, nes visur matome, kad greitis yra 0,94x. Ne? Dabar mums reikia tik nustatyti, šitą funkciją eina į viršų ar į apačią. Ir jeigu mes pažiūrėtume šitą funkciją, aiškiai matome, kad jie eina žemyn. Tai reiškia, pas mus turėtų būti šitas variantas, kai a yra minus. Tai mes iš karto atmetame šitus du variantus. Dabar apsisprendžiame. Ar mes imsime, kur yra minus 0,94x minus 9,6,8, ar imsime minus 0,94x plus 6,8. Tai žiūrėkit, dabar labai nesunkiai galime nustatyti b. Tai b yra realiai tiesiog, kada šita funkcija pasiekia x ašį. Kitais žodžiais, ką galim pasakyti, kad tai yra tiesiog, kai x yra 0, žiūrėkit, jeigu x yra 0, tai mes turėsime a kart 0 plus b. Neliktie. Tai mes turėsim, kad y yra b. Tai žiūrėkit, kai šita funkcija yra lygi 0, mes aiškiai matome, kad mes turime teigiamą rezultatą. Tai reiškia, kad ir b natūraliai bus teigiamas. Taigi, atsakymas koks yra? Minus 0,94x plus 6,8. Ir judame toliau. Mums liko 4 uždavinukai. Ir dabar man reikia pasakyti, žinome, kad diskriminatas šitos lygties yra lygus 0. Tai kuris teiginys apie nelygybę yra teisingas. Tai dabar žiūrėkit. Šita lygtis, šiaip šita nelygybė, šita funkcija, jeigu žiūrėtume į funkciją, tai žiūrėkit, jinai turi teigiamą a. Tai ką reiškia? Dabar, kad jie eina į viršų. Dabar, ką mums signalizuoja, kad diskriminantas yra lygus 0? O tai mums signalizuoja, kad mes turėsime tik vieną sprendinį. Dabar, ką reiškia vienas sprendinys? Tai reiškia, kad mes tik vieną kartą pasieksime x ašį su savo funkcija. Ir tai, logiška, nes specialiai nerodytas b, kad jūs tipo, karočią, basically, kad jūs, negalėtume tiesiog paskaičiuoti. Tai dabar žiūrėkite, jeigu mes žinom, kad šita funkcija tik vieną kartą pasiekia 0 ir vėl atšoka vėl į viršų, ne? Tai dabar mums reikia pasakyti, kuris teiginys apie nelygybę, kad čia yra daugiau už 0 yra teisingas. Tai žiūrėkite. Kada jį bus už 0 daugiau? Va čia visur. Vienintelis taškas, kai jį nebus lygi 0, tai bus, kai mes turėsime tą mūsų vienintelį sprendinį. Ne? Tai dabar žiūrėkit. Tik vienas realusis skaičius yra nelygybės sprendinys. Ne, čia būtų, jeigu būtų mažiau už 0. Ar mažiau arba lygu. Jo. Dabar nelygybės sprendinių turi irgi. Visiškai netiesa. Šitus du išbūk. Tada visi realiai skaičiai yra nelygybės sprendiniai. Mes įsiaiškinom, kad kai yra vienas sprendinys, kai jie yra lygi 0. Tai reiškia, šitą irgi variantą atmetam. Tada yra, kad paskutinis būdas yra visi realiai skaičiai, išskyrus vieną skaičių, yra nelygybės sprendiniai. Tai logiška, mes renkame šitą variantą ir jis yra teisingas. Nes mes žinome, kad visai kitais atvejais jinai bus daugiau už 0, kas tenkina mūsų nelygybės sąlygą. Nu ką, tai turime 28 uždavinį, ir čia reikia pamatyti vieną niuansą, kurį aš jums tuoj pasakysiu. Tai pažiūrėk, mes matome, kad ABC kraštinių lygių yra 6, 8 ir 10. Dabar pagalvokit, ką mums taigi indikuoja. Pagalvokit, jeigu mes 6 kvadratų pridėsim 8 kvadratų, mes gausime 10 kvadratų.
kas tai yra? Tai paspėjo, tai yra statusis trikampis, ane? Nes tik stačiajam trikampį, ane, dviejų statinių suma turi būti lygiai žambinė suma, ane, čia pitagoriniai skaičiai. Ane, tai reiškia, kad šitas trikampis yra status. 6, 8, 10. Ir dabar pagalvokit, jeigu aplink trikampį yra apibrėžtas apskritimas, žiūrėkite, apibrėžtas. Žinom, ir čia reikia atsiminti vieną faktą. Tiesiog vieną faktą, kad įžambinė yra apibrėžto apskritimo skersmuo. Tai reiškia, čia yra skersmuo, tai spindulys, ane, bus pusė skersmens, tai 10 dalinta iš 2 bus 5. Ane, tiesiog, šitą reikia atsiminti ir, aišku, reikėjo čia pastebėti tiesiog, kad čia yra statusis trikampis. Ir tada viskas labai lengvai įsisprendžia. Galima eiti per sunkesnį būdą, bet aš nemanau, ar jį verta aiškinti, nes daug mačių net nesuprasti. Tai nematau šitame reikalą. Taigi, aš manau, mes galime tiesiog įdėti toliau. Ir paskutiniai 2 uždavinukai, šitas irgi. Irgi čia bus ką veikti. Mums reikia pasižiūrėti A plus B. Dabar žiūrėkit, čia šitie trikampiai yra lygiapločiai. Tai ką tai reiškia, kad S, ne, ABC yra lygu SLKM. Tai dabar ką tai reiškia, kad, žiūrėkit, jeigu mes panaudosim tą formulę, kurią jau matėm anksčiau, AB sinus C, mes turėsime, ne, kad 2 kart 3 kart 1 antroji kart sinus kampo alfa lygu 2 kart 3 kart 1 antroji kart sinus kampo beta. Ne? Tai ką tai reiškia? Žiūrėkit, 1 antroji, 2 kart 3 įsiprastina viskas ir mes liekam, kad sinus alfa yra tas pats, kas sinus beta. Ir dabar žiūrėkit, ką mes iš to galim išpešti. Dabar reikia atsiminti tiesiog vieną formulę, kurią mes naudojame, ne redukciją, bet vienetiniam apskritime. Ne, tai atsimenam, kad sinus 180 minus alfa yra tas pats, kas sinus alfa. Jeigu mes atsimenam šitą dalykėlį, mes galim pasakyti, kad tiesiog B yra 180 minus alfa. Nes tada gautusi, kad sinus alfa, ne, yra sinus 180 minus alfa. Tai reiškia, alfa plus beta, ne, ko mums ir prašo, būtų tiesiog alfa plus 180 minus alfa. Tai būtų tiesiog 180. Vėlgi, ar jūs šitą suprasit? Aš labai tikiuosi taip. Tiesiog reikia atsiminti formulę, ne? Bet, aišku, reikia šitą suvirškinti faktą. Nes čia nėra irgi vienas iš lengvųjų tų uždavinių, ne? Prie paskutiniai yra tokie triukai. Tai aš tikiuosi, kad jūs suprantat, bet jei nesuprantat, tai nebijokit, sakau, čia tik vieno taško uždavinys. Bet va šitą, tai jau turėtume suprasti. Dabar žiūrėk, mums reikia pasižiūrėti kvadrato viršūnės ir y viršūnės, kas santykis yra 1/3. Tai mums reikia šitą dalyką įrodyti. Ne? Tai žiūrėkit, visų pirma, kam lygia x viršūnės? Tai mes labai tai negalim lengvai pasižiūrėti, atsimenam, kad formulė b dalinta iš minus 2a. Tai pas mus b bus 6k, o a pas mus bus minus 2 kart minus 3. Ne, ir tai bus, ką mes čia turėsim, tai turėsim 6k dalinta iš 6, tai reiškia, pas mus x viršūnės bus tiesiog k. Ne? Dabar jeigu mes norim paskaičiuoti y viršūnės, ką mums reikia padaryti? Tiesiog įsistatyti x viršūnės. Tai ką mes turėsim? Minus 3k kvadratu plus 6k kart k. Tai reiškia, k kart k bus kas? Aišku, jūs žinote, kad tai bus tiesiog k kvadratu. Tai 6k kvadratu minus 3 kvadratu bus tiesiog 3k kvadratu. Dabar žiūrėkit, x viršūnės, kam bus lygu? Kvadratu. Aišku, tai bus lygu k kart k, tai bus k kvadratu. O y viršūnės bus tiesiog 3k kvadratu. Tai jų santykis k kvadratu įsiprastina ir mes čia turime 1/3. Ir su šitų uždaviniu mes pabaigiam pupą. Kągi, aš tikiuosi, jums buvo informatyvu. Man rodos, nėra kažkas tokio wow. Tikrai galima įspręsti.
Nesiparinkit, bičiai ir moteris, viskas gerai. Parašysit tobulai tą pupą. Dar turit. Manau, jeigu žiūrit, tai dar turit laiko. Nežiūrit paskutinę naktį. Tai jo, tikiuosi padėjo jums. Ir jeigu kažkokių norit pamokų, papildomų pasimti iš pupą, kurepa.lt. Visada esate ten laukiami. Ir jeigu tik yra noro pasiruošti stipriau, tai kurepa.lt. Peace.